Dirva yra visur aplink mus, tačiau negaliu įsivaizduoti, kad kas nors sakytų, jog jie nesusituri su žeme. Man tai labai įdomi sistema, kad iš akmenų tiesiog akmenų veikiamų natūralių jėgų ir tų organinių medžiagų gali susidaryti kažkas panašaus į dirvą. Aš susidomėjau dirva, kai supratau, kad būtent čia man viskas susiję. Čia prasideda gyvenimas ir jie daro didelį įtaką klimatui, planetos sveikatai ir mūsų asmeniniai sveikatai. Manau, yra puiku dirbti su kažkuo tokiu apčiuopimu ir tuo pačiu metu daryti didelę įtaką savo aplinkai. Dirva yra visų mūsų maisto gamybos pagrindas ir pagrindinis bet kurios ūkininkavimo veiklos turtas. Jie yra namai visoms augalų rūšims. Taigi manau, kad esu labai susijęs su augalais, todėl akivaizdu, kad esu susijęs ir su dirva. Šiame vaizdo įraše pamatysite keletą ekspertų, kuriuo paklausime apie tai, kaip mes kaip ūkininkai galime padėti sušvelninti klimato kaitos poveikį savo ūkiuose per darbą su žeme. Kuo šiltesnė atmosferos temperatūra, tuo sunkiau ekosistemoms funkcionuoti natūraliai. Ir dirvos gebėjimas šiltesnėme klimate sugerti šiltnamio efektą sukeliančias dujas yra turbūt svarbiausias. Tai priklauso nuo to, kaip mes žmonės elgiamės su dirva, kaip ją apdorojame. Ar tikrai ketiname toliau naudoti dirbtinės trąšas turinčias daug azoto medžiagų, kurios vėliau patenka į atmosferą kaip šiltnamio efektą sukeliančias dujos ir panašiai. Jei pažvelgsime į lauką čia už nugaros, tai labai platus laukas, kuriame visada yra ta pati dirvos situacija. O dirvos įvairovė taip pat yra svarbus turtas, kuriant atsparumą klimato kaitai. Svarbu grįžti prie kai kurių natūralių mechanizmų, kurie leistų dirvai elgtis natūraliai ir natūraliai pašalinti bei sukaupti dirvoje kai kurias šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kurias reikia pašalinti iš atmosferos. Anglis ateina iš atmosferos, o augalai per fotosintezę gali ją paversti cukrumis, kurie vėliau per šaknis patenka į dirvą. Ir tie cukrai yra labai naudingi kitoms būtybėms, kurios juos suvartoja. Ir idealiausiu atveju, jei dirvoje yra aktyvus gyvenimas, tai bus kaupiama kažkokioje dirvoje esančioje mikrobiologinėje aplinkoje. Ir tai taip pat yra pats stabiliausias anglies kiekis. Dirva yra vienas didžiausių anglies kaupiklių pasaulyje. Yra daug potencialo sukaupti daugiau anglies. Bet manau, kad didžioji dalis šio potencialo yra teorinis. Ir praktiškai labai sunku užtikrinti ilgalaikį anglies kaupimą dirvoje. Pagalvokite apie tai, kokius klimato kaitos iššūkius turite, kurie veikia jūsų dirvą. Pavyzdžiui, vėjas yra kažkas, ką dauguma žmonių nemažina. Bet iš tikrųjų jis yra gana didelis stresorius, kuris labai išdžiovina jūsų laukus. Vasarą, kai jau yra gana karšta ir būtent čia, pavyzdžiui, gyvatvorė būtų labai naudinga. Siūlau tiesiog suprasti, kokias problemas turiu šioje pusėje ir tada rasti medžių sprendimus joms. Ūkininkas gali žymiai paveikti tai, kaip vanduo elgiasi, kai jis pasiekia žemę. Tai reiškia, kad jei kraštovaizdis yra tvarkingas, jei gerai arime, nenuolydžiu, bet statmenai nuolydžiai, daugiau vandens yra išlaikoma kraštovaizdyje, žemės ūkio kraštovaizdyje. Tada, kai iškrenta sausrų periodas, dirva išliks šlapia ilgiau, jei joje bus išlaikyta daugiau vandens. Jei dirva jau išleidžia visą vandenį prieš sausrų sezoną, per melioraciją ar kitas priemonės, tada, kai kurį laiką nelyja, žala ar žemės ūkio problemos iškyla greičiau ir yra žymiai didesnės, todėl ūkininkas gali paveikti tai, kaip sausrų sezonas įveikia. Manau, vienas geriausių dalykų yra turėti daug nuolatinės augalijos ant žemės. Taigi, jei galite daryti agroforesteriją, sodinti gyvatvorės, nes jos yra kaip siurbliai, kuriuos niekam nereikia projektuoti. Jos išsiurbia anglies dioksidą iš atmosferos ir kaupia jį už mus. Įvairūs kraštovaizdžiai, kuriuose integruojame daug nuolatinės augalijos.
Ir tada taip pat stenkitės ne per daug trikdyti dirvos. Po mūsų kojomis yra labai sudėtinga ekosistema. Ir manau, kad tos būtybės tikrai žino, ką daro. Ir mes neturėtume jų per daug trikdyti. Kitas variantas yra naudoti bioauglį kaip sprendimą, nes bioauglis gali suakmeninti CO2. Taigi augalai tiesiog jį fiksuoja. Ir tai yra gerai. Bet kai kalba apie kompostavimą ir panašiai, viskas grįžta į atmosferą. O su anglimi mes galime ją suakmeninti ilgam laikui. Medžiai atlieka svarbų ir pagrindinį vaidmenį prisitaikant prie klimato kaitos. Pagrindinis CO2 kiekis yra medžio kamiene, bet žinoma, didelė jo dalis yra ir po žeme, dirvoje, kuri taip pat išlieka ir suyra į humusą ar kitas medžiagas. Jei pažvelgtumėte išsamiau, tai būtų gana moksliška, bet galite, pavyzdžiui, pažvelgti į kai kuriuos indikatorius, tokius kaip sliekai, kurie tada minta daugeliu kitų organizmų. Ir jie yra puikus indikatorius. Paprastai, jei dirvoje yra sveikas gyvenimas, turėsite daug sliekų. Vienas svarbiausių punktų naudojant medžius žemės ūkio kraštovaizdyje, manau, yra šešėlis. Šešėlis yra gana galingas įrankis apsaugoti nuo besikeičiančio klimato. Ypač jei turime didelių sausrų ar ilgą saulės apšvietimo laiką, kas nėra labai gerai daugelį augalų. Daugelis augalų iš tikrųjų pakankamai gerai toleruoja šešėlį, kas nėra tai, ką mes dažniausiai galvojame. Tai yra puikia galimybė iš tikrųjų sumažinti bendrą stresorių kiekį, kuris ateina iš išorės. Jei dauguma ūkininkų, ne tik Čekijoje, bet tarkime visoje Europoje, gerbia dirvą geriau nei dabar, ir jei tą dirvą laiko daugiau anglies nei dabar, tada jie padės prisidėti prie žmonijos pastangų mažinti klimato kaitą. Taigi, kalbant apie jūsų dirvos pagerinimą, galvoti apie anglį tikrai yra labai prasminga ir manau, kad kiekvienas turėtų tai daryti.